Planetoje egzistuoja 4 žmonių tipai. Pirmas tipas – tai įprasti žmonės. Antra kategorija – žmonės, kuriuos galima pavadinti genijais. Jie turi išvystytą intuiciją, gali pajausti situacijas ar įvykius. Trečia kategorija žmonių – tai išminčiai, dvasiniai mokytojai, kurie eina dvasiniu keliu. Jie gyvena ne tik savo gyvenimą, bet ir padeda kitiems. Tai žmonės turintys ekstrasensorinius gebėjimus, jie atvėrė žmonėms nematomas būsenas, kurias naudodami padeda kitiems žmonėms. Tokie žmonės yra išminčiai ir mokytojai, teisingai suprantantis gyvenimą. Yra dar viena kategorija žmonių, kurie yra aukščiau už visas kitas kategorijas. Tai dvasiškai nušvistusios asmenybės. Tai ne tiek žmonės, kiek dvasiškos asmenybės. Dievo žmonės, kurie atvėrė savyje pirmą tobulumo būseną. Kuomet žmogus pasiekia tokį lygį šioje planetoje, jis jau nebegimsta ir nebemiršta tiek daug kartų, kaip įprasti žmonės. Jie gyvena šioje planetoje paskutinį kartą bei ruošiasi visai kitam darbui. Šį darbą jie pradeda mūsų planetoje. Tai darbas, kai šios asmenybės ruošia kitus žmonės dvasiniam nušvitimui. Jie padeda žmogui siekti dvasinio tobulumo. Tokie žmonės myli visus. Jų energija tai spindinti šviesos energija, nors jums ją matomi kaip žmonės. Jų gyvenimas tai tarnavimas jums. Jų mintis tik apie jūs, rūpinimasis ne savimi, o jumis ir rūpinimasis žmonija. Šioje planetoje jų aukščiausiojo aš prigimtis atsiveria tarnavimo dėka. Kodėl šitaip? Atversiu paslaptį. Aukštesnės asmenybės privalo tarnauti mažiau išsivysčiusioms. Taip kaip jūs tarnaujate gyvūnams, padedate jiems bei rūpinatės. Taip pat tokie žmonės, jie galvoja apie jūs, kuria jūsų vystymo bei mokymo programas. Tai žmonės turintys ekstrasensorinius gebėjimus, jų sielos yra apgaubtos meile, šiluma, gerumu, mielaširdiškumu, pagalba, rūpesčiu tik jumis. Visi žmonės pasiekia tokias būsenas, svajoja apie vieną – padėti jums pasiekti tokią nuostabią būseną. Tokios asmenybės gali palikti aukštesnę šios planetos erdvę bei gali gimti tarp jūsų žmonių. Jų veikla tai tarnavimas jums, rūpinimasis žmonija bei pasaulio vystymusi. Svarbus yra jūsų siekių procesas, noras tarnauti ir padėti kitiems žmonėms. Kuomet jūs pasieksite dvasiškai išsivysčiusio žmogaus būseną, jūs suprasite, kad vien būti laimingu pačiam nepakanka. Tokios asmenybės nori laimės visai žmonijai. Jie nori dovanoti ir pasidalinti viskuo, ką turi patys. Ne vien pasidalinti, bet atiduoti tai, ką turi, kad pasaulis gyventų geriau ir žmonėms būtų lengviau.